Gal pavešit? Šoferiukas. Hey, come on, man. Dollars. I like it, man. Real. Real American, man. Real American. Praėjusioje dalyje pabandėme išsiaiškinti, kokių kvailysčių prikrečia į civilizaciją sugrįžęs Homo sapiens. Aš neturiu laikrodžio, bet kaip ir sakiau, tai užtruko nedaugiau 3 minučių. 2 ruletės pasakymai ir $20 kaip nebūtų. Neikit žaisti azartinių žaidimų. Jam, nuo Las Vegas reikia. Ir sugriovėme mitą apie kiaušinius iškepančius saulėje. Ir dar kartą turėjome prisiminti, kad dėmesio mūsų raudonai gražuoliai niekada nebus per daug. 5 mylių Amerika dalyje. Lietuvio rankomis kuriami automobiliniai šedevrai. Netikėtai užklupusi žiema ir kiti ne patys maloniausi susitikimai. Hello. Can I use Tim Ardano with the Twin Falls Police Department? You know I stopped you? Sorry? Real American. Nors mūsų lėktuvas atgal į Lietuvą turi išskristi jau po 5 dienų, mes vis dar tolome nuo savo pradinio ir paskutinio kelionės taško – Čikagos. Vykome pas Saulių į San Franciską. Saulius, kai susipažinom su juo, kai jis mums papasakojo, kaip jis čia gyvena, ką daro ir kai nusivežė mus į tas automobilių dirbtuves, tai iš ties supratau, kad tai žmogus, kuriam tinka taisyklė, jeigu myli savo darbą, tai kiekvieną dieną eini į darbą kaip į šventę. Tu išvažiavai iš Lietuvos, kada tau buvo 18 metų. Jo, man buvo 18 metų ir Lietuvoje aš dirbau su mašinom ir visą laiką dirbau Amerikoje su mašinom, su motociklais, niekad nekeičiau profesijas, visą laiką dariau tą, ką aš noriu daryti. Aš stengiuosi darbo neieškoti dažnai, bet aš problemų daug neturiu susirasti darbo. Aš kai ateinu į darbą, mano filosofija yra pabaigti darbą. Tu gali daryti, ką nori ir sakyti, kad tu esi daręs, bet jeigu tu nepabaigi iki galo, čia yra svarbiausias dalykas, dabaigti darbą, yra sunkiausias. Dirbant prie tokios mašinos, tai tas pats, kas būtų gyventi su žmona 2 metus ir matyti ją kasdieną ir po to išsiskirti. Aš net neįsivaizdavau, kad vieną automobilį galima kurti 2-3 metus ir kad užsakovai laukia to automobilio būtent tiek laiko. Jie pradedami kurti automobilį niekad nepasako, kiek laiko užims sukurti tokį šedevrą. Tiesiog tu turi pasitikėti meistrais ir laukti. Aš visuomet sakiau, Amerika yra tokia šalis, jeigu tu žinai, ko tu nori iš jos, tai laikykis to keliu, jeigu tu nežinai, gali pasimesti čia greitai. Ką mes pamatėme, tai iš ties yra gražu, tai šedevrai. Tai ne šiaip savo kažkoks automobilis serijinis, o būtent jie perdirbti, sukurti, atrestauruoti, sugalvoti, visokie išlinkimai, įlinkimai, siluetai, korpusai, apdaila, detalės salone, ratai, viskas mažiausios smulkmenos, kniedės, visa tai yra apgalvota ir tai iš ties pamatyti buvo beproto įdomu. Kiek žinau, jūsų firma yra labai sena. Tai šeimos verslas. Taip, tai 4 kartų šeimos verslas. Ir tęsiasi jis daugiau nei 100 metų. Pradėjome nuo karietų gamybos dar 1900 metais. Štai čia Fernandas restauruoja ir atkuria seną sudaužytą sportinio Alfa Romeo priekį. Prie originalių lempų pritaiko naujas detales. Prieš gamindami automobilį pasidarome jo mažą modelį, kad matytume, kaip jis turėtų atrodyti. Ar tai bus greitas automobilis? Jis bus greitas, nes yra lengvas, turės galingą 12 cilindrų Ferrari motorą, nors mūsų tikslas nėra gaminti kuo greitesnę mašiną. Kaip galite apibūdinti mūsų tautietį Saulių? Taip, jis pas mus dirba patį atsakingiausią darbą, kuria automobilių išorę. But this is the end of the work that he does. He does the metal shaping, metal forming, body work.
Kaip amerikiečiai priima žmonės iš kitur? Ar jie tai kreipia dėmesį, ar jiems jie svarbiausia žiūri tai, kas tu per... Man atrodo, nesvarbu. Jam pagrindinis dalykas, man atrodo, kad jie su tavim gali susikalbėti. Jeigu tu moki angliškai, jie tave priims lengviau. Nes jeigu jie su tavim neturi ką kalbėti, tai tu jam neįdomus bus. Kad tokius darbus dirbti, kaip aš darau čianais, gal ir Amerikoje 4 vietos. Jeigu tu neturi klientų, tai tas verslas praktiškai jisai nieko vertas. Man asmeniškai nesijaučia, bet taip tai šalyje yra krizė. Ar Amerika labai keitėsi per pastaruosius beveik kelis dešimtmečius, per tos 14 metų? Jo, keičiasi. Keitėsi labai. Į kurią pusę keičiasi? Val, turbūt ne į gerą. Kodėl tu taip galvoji? Val, jeigu žmonės praranda namus ir darbus, tai ne į gerą pusę keičiasi. Mums pasisekė pamatyti netgi ir tai, ką pats Michaelas, tai yra tos firmos savininkas, sakė, ne kiekvienas iš jo draugų dar gali pamatyti. Tai yra, mus atvedė į garažą, kuriame atsidaro duris, o ten daugybė milijonų dolerių. Ten tokie automobiliai. Ten toks grožis, kad kiekviena detalė, kiekviena kniedė yra daryta viskas žmogaus rankomis, viskas yra surinkta, viskas yra absoliučiai atitinka originalius automobilius. Ir tuomet pamatęs procesą, kiek vargo yra įdedama į vieną automobilį, aš jau niekada gyvenime negalėsiu pasakyti, kad už šitą mokėti $1 milijoną niekada gyvenime. Kaip sako amerikiečiai, nėra brangu. Tiesiog pinigų nėra. Įtari, kad šitas verslas gali sužlugti po 10-20 metų? Aš nežinau, jeigu tie klientai visi išmirs, aš nežinau, kas darys. Bet aš visuomet galiu eiti ir lėktuvus gaminti, man nesvarbu. 16 kelionės dieną mes pravažiuojame San Franciską ir dabar gana anksti mes palikome Saulių darbo vietoj ir panašu, kad po truputėlį keliausime jau palikdami vakarų pakrantę atgal. Tai čia iškart matosi po Niujorko turbūt antrasis miestas pagal žmonių skaičių gyvenančių vienoje vietoje. Anksčiau gyveno nemažai žmonių toje salelėje. Taip, bet ten būdavo blogi žmonės. Daugelis girdėjo legendas apie Alkatraco kalėjimą, apie tai, kaip iš jo buvo neįmanoma pabėgti, tačiau atsirado keletas gudruolių, kurie pabėgo ir apie tai yra parašyta knygų, daug istorijų sukurta, yra pastatyti filmai. Tai vat būtent ten Alkatracas, kuris dabar yra skiriamas daugiausia turistams. Auksinių vartų tiltas, taip pat vienas iš pasaulinių žinomų dalykų, San Francisco simbolis. Deja, negalėsim per daug laiko čia praleisti, nes mums reikia skubėti ir šiandieną mes ruošiamės nuvažiuoti beveik 1000 kilometrų. Reiškia, mums reikia užpildyti mūsų tetą betą kūrų ir džentelmenai prisiminti vėl ilgas keliones, kurios dar nebuvo užmirštas. Laikas namo, nes lėktuvas nelaukia. Dažniausia vieta visose Jungtinėse Amerikos valstijose, kur mes sustojam, tai yra degalinės. Čia mes išbandėme įvairiausių. Iš pat pradžių mes pylėme turbūt patį pigiausią, paprasčiausią benziną. Svarbiausia, kad jisai būtų bešvinis, senas automobilis. Tačiau laikui bėgant mes pradėjome lepinti tetą betą ir rinkdavom geresnį. Pavyzdžiui, paskutiniu metu mes naudojame 91 benziną. Galbūt tai yra retenybė Lietuvoje, bet jeigu reikėtų labai gero, dar geresnio, su geresniu oktaniniu skaičiu, tai čia būtų sudėtinga rasti. Vienintelė paguoda yra tai, kad čia benzinas yra palyginus nebrangus. Tai yra už litrą benzino, čia maždaug mokam vidutiniškai litą 60, litą 70. Amerikoje šiaip yra įprasta, kad žmonės mėgsta važinėti labai dideliais, labai galingais automobiliais. Peizažas nuobodokas, važiuoja vis dėlto dykumą, nieks nesikeičia. Ir dar kai sustojom degalinę, eilinį kartą užvirė mūsų radiatoriaus vanduo ir vėl šiek tiek baimės įvarė mūsų visiems. Bet po to konstatavom mūsų greitoje taryboje, kad tai tau radiatorius jau čia užvirė ir visi tą puikiai žino. Šiandieną pas mus buvo tolimųjų reisų vairuotojų šventinė diena, kadangi šiandieną mes nukeliavome daugiau negu 1000 km ir iš San Francisco palikę Kaliforniją, pravažiavę Nevadą, kur vėl šiek tiek paburbuliavo mūsų radiatorius ir priminė mums radiatoriškių istoriją, mes atvažiavome į Aidaho. Net atsibudusi vidury nakties šeimininkė sakė,
kas jūs čia užnešė į šitą Dievo pamirštą kraštą? Mes sakom, kad važiuojam tiesiog pro šalį ir norim praleisti naktį, kadangi labai ilgai vairavom. Mes radome televizorių, kuris vadinasi Zenitas. Ir mums pasakė moteriškė būdinti, kad liksite vaikinai be televizoriaus, nes satelito lėkštė sulūžo. Jeigu neveiktų, aš nelabai įsivaizduoju, kad šitas televizorius dar įsijungia. Senas kineskopas, mygtukai. Būtų įdomu, jeigu būtų vėl. Bet užtat mes nakčiai turime veiklos. Turime Bibliją, antikvarinę komodą, kurioje nieko daug nepaslėpsi. Telefonas, kuriuo galima paskambinti būdinčiai. Štai tokia mūsų dar viena naktis visiškai naujoje valstijoje. Vieną kartą mes su žmona važiavome per tokį mažą miestelį. Važiavome į barą ir ten bandėme užsisakyti 2 martinius. Dabar man taip kvailai skamba nuvažiuoti į Montaną ir ten bare užsisakyti martinį. Kai aš paprašiau, barmenas suakmenėjo ir ištarė, ką? Ir tuomet viskas aplinkui nutilo ir aš turėjau aiškinti, kas yra martinė. Skirtumai tarp Amerikos didmiesčių ir provincijos yra išties labai dideli. Prieš pat kelionę aš turėjau įtarimą, kad nenori, nors mes ir stengsimės nepažeidinėti taisyklių, elgtis padoriai kelyje, tačiau mes vis tiek turėsim susitikti su kelių policija. Hello. My name's Tim Ardano with the Twin Falls Police Department. You know I stopped you? Sorry? I said, my name's Tim Ardano with the Twin Falls Police Department. You know why I stopped you? Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius važiuoja po Ameriką, įvažiuoja į Teksasą. Čia sustabdo policininkas, prieina, pabeldžia į langą. Starkus atsuka. Taukšt su bananu Starkui į kaktą. Starkus už ką? Čia yra Teksasas. Kai aš ateinu, dokumentai turi būti jau paruošti, aišku. Ir viskas buvo taip, kaip tu matai filmuose. Sustojo policijos automobilis, sumirksėjo savo tom lemputėm, atskira šviesa pašvietė į mus. Mes žinom, kad išlipti iš mašinos negalima, mes sėdim, laukiam, atidarėm langą, atėjo pareigūnas, ranką laikydamas prie pistoleto dėklo. Žinote, kodėl jūs sustabdžiau? Ne. Jūs neįjungėte posūkio signalo. Seima dokumentus, apeina aplink mašiną, prieina iš Radzevičiaus pusės, pabeldžia į langą. Radzevičius atsuka. Taukšt Radzevičiui į kaktą. Amanuška. Bet kai aš jūs paleisiu, kad jam nepasakytum, būtų jis man trenkęs. Kažkas ten greita kalbė sumalė, mes nieko nesupratom iš pirmą kartą, po to jau išsiaiškinom, mes neparodėm posūkio. Na, aišku, pažeidimas, ką darysi, bet kai pamatė, kad čia yra užsieniečiai ir dar iš Lietuvos, tai jam matyt net ten užsidengė visos lemputės galvoje, kad čia jis dabar pagavo baisus nusikaltėlis su kokiu nors nuvarytu automobiliu. Kieno čia mašina? Čia mūsų draugų. Davė mums pabandyti. Sudėtinga situacija. Mūsų automobilis neregistruotas mūsų vardu, nes taip mes nesam piliečiai. Mes važiuojam su europietiškom teisėm ir turim šį automobilį paėmę pabandymui. Tokia yra oficiali versija, nes šitas automobilis yra parduodamas. Davė pabandyti Floridoje? Automobilį davė Čikagoj. Apsukom ratą ir vėl grįžtam į Čikagą. Jis išsikvietė operaciją pastiprinimą ir dar atvyko 4 ar kiek ten tų automobilių. Žodžiu, aplink mūsų tetą Betą sustojo visos policijos pajėgos to miestelio ir prasidėjo ten būti ir nebūti dalykai. Kai mūsų paprašė dar padėti rankas ant vairo, prieš save, kad jis matytų, kad mes ten jį nešaudytume, kad ginklų neįsitrauktumėt, atėjo moteriškė policininkė ir teiravosi, kas yra mūsų vardas ir kas pavardė pagal mūsų dokumentus. Tada suvedė matyti ten irgi kažkurį kompiuterį, patikrino, ar mes čia legaliai atvykę. Kol galų galia atėjo ir pasakė, guys, laimingos kelionės, sorry, kad čia sutrukdėm. Bet kuomet mes išlipom iš mašinos ir pamatėm 5 ekipažus nuvažiuojančius tolyn, supratom, kad tai buvo rimta. O paskui ta šeimininkė motelio, kuris žiūrėjo pro viską pro langą, pridėjusi akis, kas čia vyksta. Sakė, už ką jūs? Sakau, patikrino kažkaip, sakė, jo, šitą mieste iš tikrųjų jie neturi ką veikti. Tai Dievo pamirštoj vietoj mes pradedame dar vieną dieną ir važiuojame
pasižiūrėti turbūt garsiausio gamtos tvarinio, kuris čia yra, bet tai yra kitose vietose, galbūt tai net nieks ir netkreiptų dėmesio, prašiausiai čia nieko daugiau nėra, tai yra kriokliai dvyniai, tai vadinasi tas gamtos vietinis stebuklėlis. 65 metrų aukščio, 300 metrų pločio, o šiaip esam Aidaho valstijoje. Iš tikrųjų, tai mes dar gyvenam vakarykštėmis nuotaikomis, kada mus buvo apsupusi policija ir turbūt netgi sakėm, kad jeigu kitoje miestelio vietoje būtų vykęs nusikaltimas, tai labai būtų sėkmingai atliktas, nes visos pagrindinės policijos pajėgos buvo užpuolusios mus. Bet iš tikrųjų tai labai priminė tas policijos mūsų akcija, kad yra jaunas uolus policininkas, kuris siekia karjeros ir nori kažką įrodyti ir čia jis mus pagavo ar pajuto grobį, galbūt čia garsus automobilių vagis broliai rankelės važiuoja ar kažkas tai tokio. Ir kai atvažiavo tie 3 ekipažai ir vienas vyresnis policininkas visas bambėdamas ir nirzgėdamas pasakė, kad čia viskas tvarkoja, kad čia tie numeriai, viskas, ko tu čia, ir tas padėkojo, thank you guys, tai jau tas jaunesnis ir nieko nepešęs, mus paleido. Ja, bet yra kažkodėl atsiradęs noras šitą valstiją palikti kiek galima greičiau. Na štai matosi jau Gyvatės upė ir kriokliai. Atpirko būtent tas krioklys, nes iš tikrųjų vaizdas buvo nerealus. Vandens srautas, vaivorykštė, kalnai. Tai tiesiog buvo gražu ir visas tas nusivylimas, galbūt ir kažkoks susierzinimas išnyko ir grožis visada, kaip sako, valdo pasaulį ir gėris nugali. Įdomu yra tai, kad 1811 metais maždaug pro čia praėjo pirmieji traperiai, pionieriai, vakarų užkariautojai, tačiau niekas neaptiko šito kanjono ir šito krioklio. Ir netgi iki 1840 kažkurių metų šis krioklys, ši vietovė buvo nežinoma. Ir po to, kai ją atrado misionierius iš Kanados, tai pračiau keliavo daug ir aukso ieškotojų, kurie čia bandė rasti aukso ir užsimti visokiais kitais dalykais. Krioklys dabar šiek tiek yra pasikeitęs, kadangi upė aukščiau yra užtvenkta, taigi jos srautas vandens sumažėjęs. Visus žmonės, kuriuos mes čia sutinkam, jie sužinojo, ką mes čia veikiam. Jie būtinai pamatė mūsų maršrutą, rekomenduoja užsukti į Yellowstone'ą. Ir mes taip ir padarėm, nors pradžioje mūsų planai buvo šiek tiek kitokie ir mes pakoregavom savo maršrutą ir atvykome į Yellowstone'ą, seniausią nacionalinį parką Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir vos pirmą dieną aš supratau, kad tai iš tikrųjų kažkas ypatingo. Aš tai spėjau persirengt ką tik, o Martynas, pažiūrėkite, dar su pėdutėm. Taip, ir mes galų galiai iš Kalifornijos saulėto paplūdimio pakliuvome ten, kur vien tik tai sniegas. Ir panašu, kad mes apsirengę visiškai ne pagal šiuolaikinės madas. Aš nežinau, tiesą pasakiau, šiltų drabužių pas mus ypatingai daug nėra, bet reikia tikėtis, kad mesgi nesušalsim. Užtat kvepia kalėdom, eglių kvapas toksai sniegas, jingle bells, jingle bells. Dar mūsų padangos tokios žeminės beveik, tai irgi nėra blogai. Mums važiuoja dar 8 km ir bandysim ieškoti vietos, kur mes šiandieną praleisim naktį. Nepanašu, kad ten staiga pasikeis klimatas ir bus labai šilta. Ten yra karšti geizeriai, mes atsivesim vamzdį ir pasišildysim. Gerai. O tai prajuokinsim vietinius, ne? Kodėl indėnus pavyko įveikti? Todėl, kad išnyko bizonai. Ir indėnai nebeturėjo ką valgyti ir buvo priversti pasiduoti baltiesiems. Na, jeigu kas pasakys, kad bizonas yra laukinis gyvūnas, tegu pirmas metai mane akmenį. Man atrodo, Vytaras yra iš tų žmonių, kuris iki šiol yra arčiausiai priėjęs prie šito laukinio gyvulio. Ja, bet jeigu čia yra bizonė, tai betrūksta tik kibiro ir šito soliuko, kad galėtum pasimelžt pieno. Nes nuo jų kvepia iš tikrųjų kaip nuo karvės Lietuvos kaime. Bet tai kita vertus man klausimas kilo, ar mūsų raudonas dominuojantis spalva nesukelia jiems negerų emocijų. Matai, prie kitų automobilių tas bizonas arba bizonė neina, o prie mūsų tai gan arti prie ir prie tavo beje. Bet akis raudonas, žinok, aš nežinau. Bet ragai prilenkti, aerodinaminiai. Tai gal tą progą ir važiuokim. Kažkaip tas gromulavimas irgi netrodo labai guodžiančiai. Ne, bet jie stumdėdžiai. Tai yra labai didžiulė šalis. Čia yra daug visko. Jeigu tu nori
pamatyti nuostabią gamtą, čia gali pajusti visą tai su kaupu. Na štai, kaip visuomet, mes susiradom savo nuostabią vietą. Turim tą patį kaimyną, kažkodėl, kuris visą laiką yra mūsų vieta. Hello. Where are you from? Lithuania, and you? Me too. Nice to meet you. You speak English? Yes, a little bit. 9:30 dar čia bus šį vakarą. Šitam amfiteatre kažkoks tai rangerių šou programa, aš nežinau. Gal čia kas nori atvažiuos? Gal bizonus numušinės su lasais. Vis tik ne reindžerių, o geizerių šou čia atvyksta stebėti Yellowstone nacionalinio parko lankytojai. Čia yra begalė karšto požeminio vandens, kuris įvairiomis formomis išsiveržia į vandens paviršių. Tai yra ir geizeriai, yra karšto vandens šaltiniai, yra tiesiog garas eina iš po žemės ir vanduo šis verdantis, visur daug įspėjimų, kad nežengt nuo tokių takų į šoną, nes tai gali būti pavojinga, gruntas nestabilus. Išties įdomus peizažas, visur kažkas garuoja, tarsi atrodo, kaip labai daug kažkas kažką virtų. Teko Islandijoje matyti tik panašų vaizdą, na Islandijoje tie geoterminiai vandenys pritaikyti ir apšildymui, čia viskas palikta tik tai žmogaus akiai, žmogaus grožiai. Ir taip pat čia galima išgirsti pačių įvairiausių garsų, ten taip kliunksi, pukši, o čia nais artimesniai skylėje atrodo iš vis dar kažkokias kaip stumokliai dirba. Ką reiškia, kad 7 val. Ryte vytaras yra be pusryčių? Yellowstone manų košė. Na, prie manų košės be abejo tiks ir rytinė kakava, kurio štai čia taip pat yra apstu, netgi dviejose vietose. Ten karštesnė, čia vėsesnė. Yellowstone mes galų gale priartėjome prie vieno iš pagrindinių, jeigu ne paties pagrindinio taško, tai yra Old Faithful Geysers. Ir čia turbūt yra pagrindinė vieta. Pagrindinis šios vietos šoumenas. Pagrindinis šoumenas, taip, nes Geizeris. Jisai šauna į viršų Kas 1,5 valandos maždaug. 90 minučių faktiškai futbolo varžybos galėtų prasidėti ir baigtis tuo metu. Taip, ir čia yra lankytojų informacijos centre, kaip traukinių tvarkaraštis kabo toksai grafikas ir surašyta maždaug kada turėtų iššauti. Ir paklaida yra 10 minučių maždaug intervalas. Pagal mūsų laikrodį jisai turėtų startuoti jau po 1 minutės. Tačiau niekada nežinai, kada ponas pasistengs išeiti į sceną. Teiksis pasirodyti ir dabar mums belieka tik tai laukti ir žiūrėti, kas gero čia bus. Ta pati daro čia daug susirinkusių lankytojų, kurie taip, pagal tą traukinių tvarkaraštį taip pat čia suėjo ratu ir dabar tikiu, kad kai jisai šaus, netgi pasigirs plojimai ir šūksniai. Čia Amerika, čia šou įvertinamas yra. Amerikoje yra kai kurie dalykai turbūt perspaudžiami ir pavyzdžiui vienas iš tokių yra stipriai išreklamuojamas vienas įvykis arba vienas daiktas, ypatingas gamtos reiškinys, kaip su šiuo didžiuoju geizeriu. Ir štai pasirodo didžioji žvaigždė, tu lauki, visi galvoja bus kažkas, su jis tiesiog ne tiek matai, kiek laukia, kad tas efektas būtų. Taip, kad kartais padidinta reklama, perspaustas dėmesys vienam daiktui kenkia jam pačiam. Nu va, pasirodymas baigėsi. Visi žmonės eina pirkti suvenyrų, o mes keliavom į Pietų Dakotą. Jeigu nieko prieš. Ten galbūt šilčiau. O ten turėtų būti šilčiau. Myliu Ameriką. Važiavom ant šilumos, pataikėm į dar gilesnę žiemą, kur iš tikrųjų dabar kaip ir pūga. Dabar vienas iš pavyzdžių, kaip keliaujant po šalį, tu gali atsidurti įvairiausių metų laikų. Labiausia šią kelionę be abejo patiko Amerikos gamta, nes tai tiesiog nerealu. Anksčiau buvau miestuose ir neteko keliauti po šalį, tai kaip pravažiavom per tiek daug valstijų ir pamatėm tiek įvairių kraštovaizdžių, tai unikalu. Šalis labai didelė ir gamtos įvairovė irgi labai
didelė. Gali pamatyti kalnus aukštus, kalnus sudulėjusius, slėnius, kanjonus, išdžiūvusius ežerus, lygumas, prerijas, upes, nuostabaus grožio. Tiesiog labai graži gamta. Tas man ir paliko didžiausią įspūdį. Mes vis dar esam Vajomingo valstijoje ir nusileidę iš snieguotų kalnų, važiavom šiek tiek lygumą ir gamtos kataklizmas to nesibaigė. Vėl pakilus į kitus kalnus, patekome štai į tokį rūką. Lietuvoje kartais tenka važiuoti panašiais keliais labai ankstyvų metų, tačiau vargu ar teko kada nors susidurti su tokiu rūku. Visi labai stengiasi važiuoti lėtai, įsijungia avarinės šviesas, bet vis dėlto niekada nežinai, kada tas posūkis bus. Ir tu neskubėk naktį. Dėl to mūsų kelionė lėtėja. Pamestas ryšys su palydovais. Ačiū, pagodėt. Žiūrėk, net kapoto priekį nesimato. Aha. Kapoto priekį nesimato, bet matosi Linkolno tik tai ženklas pačioje pradžioje. Taikiklis. Kaip taikiklis, kaip važiuoti kurioje vietoje, bent jau krašto laikytis. Taip, čia yra kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Už 20 metrų nesimato mašinas. Bet kada tu judi, tai tada atstumas sumažėja, nes tu važiuoji greičiau. Visai nesunkiai mes suradome vietą, kur pernakvoti ir iš tikrųjų pasirinkome, ieškojome keliuose, bet vis dėlto, kada pamatėme štai šį nuostabų kiemą, nusprendėme, kad tai sukurta būtent mums ir mūsų romantinės kelionės pabaigai, kadangi čia iš tikrųjų labai gražu, pakankamai net tokios intymios spalvos ir išsirinkome namą su gražia aplinka. Štai, čia netgi primena šiek tiek vokiškas namų prieigas. Ten, aišku, daugiau nykštukai, tačiau čia irgi neblogai yra ir zuikis, ir gulbė, meškutis pavargęs, paršų šiek tiek, nykštukas nukryta. Nieko, šeimininkai pasirūpins tai. Tipiškai amerikietiškas kičas vis dėlto. Tie maži namukai su tokia imitacija, ar tai Bavarijos, ar Šveicarijos, net nežinau, bet gal jie vieni būtų, tarkim, dar taip ir nieko, bet kai apkabinėti visokiam girliandom šviečiančiam ir gyvūnėlių figūrėlėmis apstatyti, tai atrodo iš ties tai truputį snieguolės 7 nykštukus primena. Turiu įtarimą, kad šitie numeriukai naudojami slaptiems meilės susitikimams ir įvairiausiams randevų. Romantiškai. Šildytuvas. Kol kas yra jisai išjungtas, tačiau dar niekur neteko matyti. Dujinis. Čia dujinis? O, tiksliai, čia užsidega šviesa. Ir čia dega ugnis. Wow, iš arčiau priejus galima pamatyti, čia lygiai taip pat kaip boileris. Esame Kuster mieste. Ir dabar pirmiausia siūlau važiuoti prie Crazy Horse Memorial, tai yra pasiutusio arklio paminklas. Prognozuojama, kad tai bus didžiausias paminklas pasaulyje, nes jisai yra vis dar daromas, kalamas. Paskui mes turim... Paskui pasukam aukščiau, sukam į rytus šiek tiek ir privažiuojam tą garsų į, kaip jie vadina, nacionalinę vertybę, 4 prezidentų monumentą. Bet kokiu atveju ten, kur nieko nesimato, ten turėtų matytis skulptūra skirta garsiam siuksių indėnų vadui. Angliškai jie taria Crazy Horse, lietuviškai pašėlęs žirgas. Gal pasiutęs? Pasiutęs žirgas, bet gerąją tą žodžio prasme. Gerąją tą žodžio prasme. Ir iš tikrųjų iš viso to, kas turėtų būti, kaip mes matome, kaip yra parodomos vizijos, kol kas yra tik tai pašėlusio arklio galva, kuri yra baigta, o dar tiksliau pasakius, net ne galva, o veidas. Visas kitas darbas vyksta ir dar neaišku, kiek dešimtmečių visą tai vyks, nes visą tai finansuojama ne iš vyriausybės pinigų. Galbūt taip irgi įdomus sprendimas, taip dar labiau pagerbiamas pašėlusio žirgo atminimas. O jis garsus tuo, kad dalyvavo daugybę karų su baltaodžiais
kurie čia vyko. Čia toks simbolinis gal paminklas indėnų pasipriešinimo kovoms arba dar tiksliau pasakius vietiniams Šiaurės Amerikos gyventojams. Tas veidas pašėlusio žirgo dabar yra matomas iš labai aukštai. Kai skulptūra bus baigta, tai turbūt taps tokia neatsiejama žemės dalimi. Ir kaip Amerikoje dažnai būna, visai netoli yra kitos, labai didelės galvos. Šio paminklo idėja buvo pažymėti 150 metų Jungtinių Amerikos valstijų demokratijos. Ir čia 4 prezidentai yra: Thomas Jeffersonas, Theodoras Rooseveltas, Vašingtonas ir Lincolnas. Teisingai. Nu, puntukas. Tik didesnis. Maniau, kad jie bus viso kalno dydžio tie veidai. Na va. Bet viena iš pagrindinių Jungtinių Amerikos valstijų ikonų aplankėm. Visa šalis yra pavyzdys to, kaip žmonės tikslingai siekia, kad šalis klestėtų, kad jų gyvenimas būtų ramus ir geras. Tarsi tave pat irgi įkvėpia grįžus į Lietuvą vėl taip pat užsibrėžti naujus tikslus, naujus uždavinius, gal net gyvenimo būdą pakeisti. Amerika palyginus jauna šalis, kaip ir žinoma jos miestai. Lietuvoje bet kuris miestelis ar bažnytkaimis yra žymiai senesnis, tačiau čia visų miestelių istorijos irgi yra įdomios. Štai čia dabar esame Waldrak miestelėje, kadaise jis buvo vos ne vienkiemis ir vienas farmacininkas vietinis, vaistininkas, kuris čia turėjo vaistinę, sugalvojo greitkelį už kelių kilometrų pastatyti reklaminį stendą, kurio parašyta, kad užsukę į Waldrak jūs gausite nemokamai šalto vandens. Ir tai suveikė, pradėjo čia užsukti vis daugiau lankytojų ir netrukus šis miestelis iš vienkiemio virto štai tokiu turistų, pramogų, apsipirkimo ir laisvalaikio praleidimo centru. Martynai, kas čia dabar? Saldainių nusipirkai? Ai, čia radau tokį daiktą. Pagalvoju, čia žinai kam? Labai sudomino. Daiktiniam moksliniam eksperimentui. Nagi, o, ragai. Man gražu. Man patinka čia tam tikras laukinių vakarų simbolis. Nežinau, ką aš tai darysiu. Sakai, neimk? Tai nemažus ragus įgijai. Ponas labai paviršutiniškas, sakyčiau. O kaip dabar atsisėsi, tilpsi į mašiną? Na, aš vairuoju, nežinau, kas tai. Kažką paliksim. Mes vis dar esame Black Hill apylinkėse ir pagrindinis, galima sakyti, šio apylinkių miestelis Rapid City. Jis garsus tuo, kad čia pagrindinėje gatvėje, Main Street ir aplinkui yra 35 berods Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų natūralaus dydžio štai tokios skulptūros. Kennedys buvo nušautas, sūnus pamenam visai neseniai, 1999 metais žuvo aviakatastrofoje. Ja, ir gan simboliška, kad rankoje laikomas būtent lėktuvas. Richardas Nixonas sėdi jisai kiniškoje kėdėje, todėl kad ši nuotrauka paimta iš derybų su Mao Dzedūnu. Tai Mao Dzedūnas kažkur čia šalimai sėdėjo, pagal akių žvilgsnį galbūt čia kažkur tai. Tai tokia visiškai tikra nuotrauka. Nuotrauka paminkle ir vienintelis prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų patyręs impeachmentą. Nieko aš čia nenustebinsiu pasakęs, kad Amerikai pažinti reikia žymiai daugiau laiko ir tikrai ne 20 dienų. Kita vertus, tai bus proga kažkada vėl galbūt grįžti ir pabandyti iš naujo aplankyti. Dabar jau atsimenu. O, matai, lietuviška vėliava. Vėliava. Automobilių stovi vienas kitas. Gal papipsėk. Miega čia visi. Baka benzino, sudegintas lūpas, įsmėtas rankas. Pirmas rimtas komplimentas per visą kelionę. Sukūdęs, kur keliaujam, niekas nežino, jeigu tenktume čia, mūsų niekas neras. Kartais atrodė, kad mes aplankėme ne 19 valstijų toje pačioje šalyje, bet 19 skirtingų šalių, nes ir valstijos keičiasi, ir aplinka, ir žmonės, ir bendravimas su jais. Atsisveikinant su teta Beta, kai tvarkėme savo daiktus, radome daug ir ne savo daiktų. Čia buvusio šeimininko užrašų knygutė su adresais kažkur nukritus, senas žemėlapis, 72 metais leistas, priminsiu, kad automobilis pagamintas 76 metais. Taip pat apie šeimininką galim sužinoti, kad jisai kažkuo susietas su NASCAR lenktynėmis, nes štai radom tokį leidimą įvažiuoti į NASCAR lenktynes.
kvapas, kuris jau visiškai nebekvepia, labai senas, parudavęs, štai įdomus radinys cigaras. Lapukas ir seno stiliaus navigacija. Kai žmogus kažkur važiuodavo anksčiau, tai susirašydavo posūkius, kur ką pasukti ir panašiai. Radom dar kalėdinį sveikinimą. Štai toks Roberto Christiano, buvusio šio automobilio savininko gyvenimas, atkurtas iš šių detalių, kurias mes radome Lincolne, su kuriuo šiandien atsisveikiname. Gal pavešit?